Greičiausiai uždavus klausimą, ar esi kažkada žaidęs Minecraftą, spėju, kad didesnis procentas atsakymų būtų taip. O tai didelis parodymas, kaip vienas žmogus sukūrė tokį milžinišką projektą, pakeitęs milijonų žaidėjų gyvenimus. Markusas Perssonas, kitaip Noča, žinomas vardas žaidėjų rate, tačiau mažai kas iš tikro žino, koks žmogus jis buvo prieš sėkmę ir kas su juo nutiko po jos. Markusas gimęs 1979 metais Stokholme, Švedijoje. Jo vaikystę sunku būtų apsakyti paprastą, jis savo laiką leisdavo ganėtinai ramiai, netgi apsakydavo vienišai, jis nebuvo nei klasės lyderių ar vienas iš populiarių vaikų, atvirkščiai, jis labiau buvo savyje užsidaręs vaikas, su tuo praleisdavo didžiąją dalį laiko namuose. Būdamas vos 7 metų, Markusas gavo savo pirmąjį kompiuterį Commodore 128. Tai buvo senas namų kompiuteris su klaviatūra ir prijungiamu televizoriumi vietoj monitoriaus. Žaidimai jame buvo kraunami iš kasečių arba diskelių, tačiau labiausiai Markusą sudomino ne tai, kad galėjo žaisti jau padarytus žaidimus, o tai, kad jis galėjo ir pats juos kurti. Kompiuteryje buvo programavimo kalba Basic, su kuriais pradėjo rašyti labai paprastas programas. Tekstas ekrane, paprastai judantys simboliai, maži žaidimai be grafikos. Jam tai atrodė kaip magija. Ir kaip minėjau, kad jis labiau praleisdavo laiką vienas, Markusas jautėsi nejaukiai tarp žmonių. Ir kompiuteris jam buvo tokia saugi vieta, ten jis galėjo kurti pasaulius, kuriuose viskas paklūsta jo taisyklėmis. Jis pats yra sakęs, kad kurdamas jausdavo kontrolę, kurios trūko realiam gyvenime. Ir tai tapo jo pagrindiniu hobiu, kuris toliau plito jam augant. Paauglystėje Markusas daug žaisdavo žaidimų kaip Doom, Quake, Diablo. Taip pat domėjosi žaidimų varikliais, jis pradėjo modifikuoti kitų žaidimų failus, keisti tekstūras, keisti mechanikas, tai buvo jo savarankiškas mokymasis. Dar prieš Minecraftą Markusas buvo sukūręs daugybę mažų projektų, dauguma jų niekada taip ir netapo populiarūs. Tai buvo paprasti platformeriai, tekstiniai RPG, maži šaudyklės tipo žaidimai. Jis juos dažniausiai keldavo į interneto forumus nemokamai, jam svarbiausia buvo pats procesas. Užbaigęs mokslus 2005 metais Markusas pradėjo dirbti King kompanijoje. Tai kompanija, kuri vėliau sukurs Candy Crush, kad žinotumėt. Jis buvo komandos narys, kūrė naršyklinius žaidimus, tačiau jis jautė, kad korporacinis darbas jį riboja, bet vis tiek palaikė darbą, o vakarais jis ir toliau kurdavo savo žaidimus. 2009 metais Markusas pamatė du žaidimus. Pirmasis Infiniminer, tai buvo blokų pagrindų paremtas žaidimas apie kasybą, ir antrasis žaidimas Dwarf Fortress, kuris parodė, kaip giliai gali veikti simuliacija. Markusas nusprendė sujungti visas šias idėjas į vieną, pasaulis, kuris būtų iš blokų, veiktų kasyba, statyba, išgyvenimas. Kitaip Minecraftas. Pirmoji versija buvo sukurta vos per kelias dienas, joje buvo plokščias pasaulis, keli blokai, galimybė juos dėti ir laužyti. Pirmoji versija buvo labai primityvi, jokių gyvūnų, zombių, net pavadinimo iš pradžių nebuvo. Tačiau Markusas įkėlė žaidimą į TGI Source forumą, ten jis paskelbė nemokamą prototipą ir žmonės pradėjo jį bandyti. Rašė komentarus, siūlė idėjas, tai tapo pagrindiniu vystymosi varikliu. Kiekvieną dieną Markusas pridėdavo mažus atnaujinimus, kartais po kelis kartus į dieną. Bendruomenė siūlė tos pačius gyvūnus, monstrus, įrankius, o Nočas dažniausiai juos tiesiog įgyvendindavo. Dėl to žaidimas vystėsi labai greitai. Taip pat vėliau Markusas pridėjo galimybę nusipirkti žaidimą už nedidelę kainą. Žmonės galėjo arba žaisti nemokamą versiją, arba nusipirkti pilną, tai palaikant kūrėją. Tai buvo neįprasta tuo metu, tačiau žmonės pradėjo masiškai pirkti. Per pirmus mėnesius 1000 pardavimų, vėliau 100 000. Didelis pastumimas Minecrafto į masišką auditoriją buvo YouTube'as. Kūrėjai atradę Minecraftą pradėjo kelti vaizdo įrašus į YouTube platformą. Tie visi originalūs let's play, survival vaizdo įrašai. Tai sukėlė sprogimą. Žaidimas tapo virusiniu, be reklamos, be jokios kompanijos, kuri rėmė visą projektą. Ir tai leido Markusui palikti savo darbą King kompanijoje. Įkūrė studiją Mojang, pasamdė keletą programuotojų, Minecraftas tapo jo pilno etato darbu. Žaidimas pasirodė konsolėse, telefonuose, kompiuteriuose, žaidimas buvo visur, o pats Nočas tapo multimilijonieriumi. Ir atrodo gyvenimas yra saldus. Tau kaps dideli pinigai iš darbo, kurį tu myli, tai bent viskas atrodė iš paviršiaus. Iš vidaus Nočas pradėjo jausti, kad prarado kontrolę. O tai buvo pradinis jausmas, kuris jam ir suteikė malonumą. Su Minecraftu būnant tokiu milžinišku, jis nebegalėjo daryti eksperimentinių sprendimų. Kiekvienas pakeitimas, kiekvienas jo žingsnis sukeldavo dramas. Jis rašė, kad jaučiasi perdegęs, kad nebenori būti Minecrafto veidu. Ir taip 2014 metais Microsoftas pasiūlė nupirkti visą Mojang kompaniją. $2,5 milijardo
ir Markusas sutiko, taip atidavęs visas teisės į Minecraftą Microsoftui. Ir jo buvo priežastis: noriu grįžti prie mažų projektų ir būti paprastu žmogumi. Ir paprastas žmogus turintis iš 2,5 milijardo sumokėjęs mokesčių ir pasilikęs apie 1,7 milijardo dolerių, nusipirko tuo metu prabangiausią dvarą Beverly Hillsuose už 70 milijonų, privačius lėktuvus nuomai, sportinius automobilius, bei rengdavo vos ne kiekvieną dieną vakarėlius savo namuose su pilna įžymių žmonių. Rockstaro gyvenimas, nuo kurio po kelių mėnesių tokio gyvenimo būdo jis pradėjo rašyti, kad jaučiasi vienišas, kad neturi tikrų draugų, kad žmonės su juo bendrauja tik dėl pinigų, ir visa tai privedė iki jo vienišų naktų, kurias leisdavo Twitteryje, rašydamas impulsyvias žinutės, kurios galutinai pakenkė jo reputacijai. Dėl jo viešų pasisakymų Microsoftas pats pašalino jo vardą net iš Minecrafto paminėjimų. Notchas vis rečiau pasirodydavo viešumoje, rašydavo, kad vis sunku išeiti iš namų, kad jaučiasi depresyvus, ir jo istorija gerai aprodo kaip žmogus turintis visus pinigus, kurių jam reikia iki gyvenimo galo, tačiau su tom prarandantis tikslą kažkam bekuriant, galiausiai nulėmė betiksliai gyvenimo. Ir dažniausiai pats kelias iki tikslo yra įdomiausia dalis, negu prizas, kurį gauni jį pasiekiant. Bet ir viską man anksčiau apsakant apie Markuso gyvenimą po Minecrafto, jis dabar bando judėti toliau, kurti naujus projektus, netgi buvo užsiminęs, kad sukurs Minecraftą antrąjį. Aišku, tai juoko forma pasakė, bet dabar jis tikrai kuria naują žaidimą pavadinimu Lovers and Chest. Jeigu jis išeis, tai bus pirmasis žaidimas po Minecrafto. O jeigu jums patiko šitas video, amigos, nepamirškit paspausti subscribe, duokit žinoti man komentaruose, kaip jums Notcho istorija. Jeigu nori daugiau padiskutuoti, nepamirškit užsukti į Discordo serverį, kurį rasite aprašyme. O ką, amigos, kaip visada, susitiksime naujose videose.